Kaip ir žadėjau, talpinu video tęsinį apie okultizmą propagavusių ir žudikais tapusių jaunuolių patirtį bei jų nužudytą ir taip jų manymu paaukotą 16-metę. Tyrėjams ėmus atkakliai ieškoti žuvusiosios draugų rate įtartinų ir religinių nukrypimų turinčių žmonių sunku nebuvo, kadangi jaunimas paslapčių laikyti nemoka ir kitokie lengvai išsiduoda. Per kelis mėnesius buvo iškviesti į apklausą 7, 18, 23 metų vaikinai bei 3 merginos. Viena žuvusiosios mokykloje besimokanti vyresnė mergina, kitos 2 jau baigusios mokyklą 20 ir 25 metų amžiaus. Jaunuoliai visaip neigia pažįstantys auką, tačiau pateikus jų Facebook paskyrų susirašinėjimo istoriją bendrame Messengerio pokalbyje pradėjo kitą giesmelę. Kojo šįkart niekas nekišo, todėl po poros atskirose kamerose jaunuoliai vildamiesi švelnesnės atsakomybės ir neįgavę galių, galinčių ištraukti iš sulaikymo kamerų, ėmė versti kaltę vieni kitiems. Įprastas scenarijus grupiniams nusikaltimams, tačiau atlikus kratas jų nuomojamuose butuose, kuriuose gyveno po kelis tos pačios grupės narius, buvo rasta šūsnis išskirtinai surikiuotų peilių, todėl nekilo abejonės, kad jais ir buvo nužudyta jauna mergina. Tačiau tęsiant apklausas paaiškėjo, kad tai nebuvo pirmasis jų nužudymas. Taip, išgirdote gerai, tik noriu nuraminti, kad ankstesnės aukos buvo valkataujančios katės, jauni kačiukai iš prieglaudų, taip pat 2 šunys. Visi jaunuoliai jau buvo juoduosiuose gyvūnų prieglaudų sąrašuose dėl įtartino elgesio su gyvūnais. Galiausiai pavyko tiksliai identifikuoti visus 10 asmenų, kurie dalyvavo merginos nužudyme. Sutrumpintas įvykio scenarijus toks. Per vieną iš savo apeigų jie internete priskaitė, kad gyvūnai ir jų aukos tai tik popsas. Čia jų žodžiais. Todėl norint iš tikrųjų pasiekti norimų rezultatų, reikia jaunos ir nekaltos merginos. Greitai buvo imtasi tokios merginos paieškų. Mūsų auka žinojo apie šią grupę ir nekart bandė ją pakliūti, tačiau jos kandidatūra būdavo atmetama. Noriu paminėti, kad norint įstoti privalėdavo nuleisti kraujo savo atsineštam gyvūnui. Ši mergina pasirinkta buvo ir todėl, kad ji vaikų namuose augo atstumta kitų vaikų. Ji nevalingai linksėdavo galvą ir turėjo kitų elgesio sutrikimų. Todėl buvo manoma, kad tokios merginos niekas greitai nepasiges, todėl ir tikėtis būti sučiuptiems neverta. Deja, buvo nepagalvota, kad Facebook chatai nebėra paslaptis policijai. Paspartinant istoriją, noriu pasakyti, kad mergina pati domėjosi okultizmu, darėsi tatų su įvairiomis okultizmo reikšmėmis, todėl tikrai turėjo apsidžiaugti, kad buvo pakviesta į tokį klubą. Kad ir kaip ten būtų, ji buvo pakviesta į krikštą, per kurį turėjo būti priimta į šių jaunuolių okultizmo grupę ir tapti nare. Jai buvo pasakyta apsirengti suknelę, būti palaidais plaukais ir dar keletas asmeninių moteriškų dalykų. Bet kokiu atveju mergina su Bolt nuvyko iki sutartos lokacijos, gautos per tą patį Facebook chatą. Ten jau jaunuoliai buvo pasiruošę pentagramą, kuri tarp kitko po nužudymo buvo ištrypta ir nusikaltimo vietoje atvykus tyrėjams nebuvo jos matyti. Merginai atvykus, ją pasitiko vyriausia mergina, kuriai tuo metu buvo 25 metai. Ji sakiusi, kad teko raminti auką, nes ji buvo susijaudinusi ir galimai ėmė kažką įtarti. Atėjus į kapines, buvo iš telefonų skaitomi tekstai anglų kalba, deginamos juodos žvakės. Tada aukai buvo liepta priklaupti pentagramos vidurį. Tada vyriausioji mergina paėmė iš anksto pasiruoštą beisbolo lazdą ir priėjusi vožė aukai iš nugaros, kol jis skaitė telefone pajungtą tekstą. Tuomet visi turėjo padėti telefonus ir imti savo atsineštus peilius.
Tačiau iš visų 10 dalyvavusių jaunuolių peilius įsmeigti į auką išdrįso tik 7. Kadangi buvome nustatę, kad peilių buvo 5, paprašėme paaiškinti smulkiau. Atsakymas buvo paprastas, kad keli jaunuoliai peilius pirko ten pat, todėl ir jų ašmenys buvo tokie patys. Pagal jų įsitikinimą buvo privaloma suduoti 13 dūrių ir merginos akis subadyti adatomis. Paklausite, kodėl subadyti akis adatomis? Ogi tam, kad ji po mirties negalėtų jų rasti ir keršyti. Kaip viskas vyko toliau, dauguma, manau, jau įsivaizduojate. Merginai gulint be sąmonės, 7 iš 10 jaunuolių peiliais subadė dar gyvą merginą. Tuomet jauniausioji mergina ištraukė ir padalino adatas, kuriomis kiekvienas turėjo po kartą smeigti merginos akis. Šiau nustatyta pavyko tiksliai ir nesuklydami. Į kiekvieną akį buvo smeigta po 7 kartus. Baigus egzekuciją buvo skaitomas tekstas ir sutvarkyta nusikaltimo vieta, surinkti visi galimi įrodymai ir net su iš anksto atsivežta šluota išvalyta teritorija. Todėl nusikaltimo vietoje ir neradome reikšmingų įrodymų. O dabar, kaip ir žadėjau, mums po šios bylos buvo pristatyta šių jaunuolių psichologiniai portretai, tam, kad pagilinti žinias apie nusikaltėlius, kadangi tai buvo beprecedentis įvykis. Svarbu paminėti, kad šie bruožai yra apie konkrečius asmenis ir negali būti taikomi visiems asmenims susijusiems su okultizmu, bet mano asmeninė nuomonė, jų geriau pasisaugoti. Linkę tyrinėti neįprastas idėjas, patirtis ir perspektyvas, kurios nukrypsta nuo tradicinio ir įprasto mąstymo. Ieško gilesnės dvasinės prasmės ar atsakymų į egzistencinius klausimus. Visi jie jautė nepasitenkinimą ir nesutarimą su esamomis socialinėmis, kultūrinėmis ir religinėmis normomis. Jie ieškojo alternatyvų, kurios suteiktų naują prasmę ir gyvenimo būdą. Intelektualinis smalsumas. Nuteistieji turi stiprų norą mokytis ir tyrinėti įvairias žinias, ypač tas, kurios liečia paslėptą ar mistinę tikrovės pusę. Individualizmas ir poreikis pabrėžti savo unikalumą. Tokiems asmenims svarbu rasti savo asmeninį tikslą ir tiesą, kurie šiuo atveju buvo mistinių galių prisitraukimas. Emocinis gilumas ir jautrumas, kuris leidžia jiems patirti ir interpretuoti pasaulį labai asmeniškai ir intensyviai. Buvo pripažinta, kad visi jie psichologiškai pažeidžiami, ieškodami atsakymų, paguodos ar priklausomybės jausmo sudėtingų gyvenimo periodu. Smalsumas, jie pakankamai kūrybiški, ieškantys įkvėpimo ir išraiškos būdų tiek savo praktikose, tiek kasdieninėme gyvenime. Primenu, kad šie bruožai yra tik nuteistųjų paviešinto psichologinio portreto, todėl nereikia to taikyti visiems tuo besidomintiems. Tikiuosi, šis video jums neprailgo ir dar pakaks jėgų paspausti like ir subscribe.